Ugnikalniai yra vieni galingiausių gamtos reiškinių Žemėje. Jie susiformuoja ten, kur planetos pluta yra silpnesnė, kur žemyninės ir vandeninės plokštės juda, trūkinėja arba grimsta viena po kita. Po pluta slypi karšta magmos masė, kuri nuolat juda. Kai slėgis magmos kameroje tampa per didelis, ugnikalnis išsiveržia. Tai yra natūralus procesas, kuris vyksta nuo pat Žemės susiformavimo pradžios. Išsiveržimai gali būti labai skirtingi. Kai kurie yra ramūs, įsiliejantys lėtai tekančią lavą. Kiti yra sprogstamieji, išmetantys pelenus, akmenis ir karštas dujas į didžiulį aukštį. Sprogstamieji įsiveržimai yra pavojingiausi, nes jie gali sunaikinti miestus, pakeisti kraštovaizdį ir paveikti klimatą. Piroklastiniai srautai, sudaryti iš itin karštų dujų ir uolienų fragmentų, juda didžiuliu greičiu ir nušluoja viską savo kelyje. Tai vienas mirtiniausių vulkaninių reiškinių. Ugnikalniai daro žalą ne tik tiesiogiai. Pelenai gali užteršti orą, vandenį ir dirvožemį. Jie gali sugriūti pastatus, sustabdyti aviaciją ir sukelti ilgalaikius sveikatos sutrikimus. Sieros dioksidas, patekęs į atmosferą, gali sukelti klimato atšalimą, nes susidarantys aerozoliai atspindi saulės šviesą. Kai kurie įsiveržimai pakeitė ištisų regionų ekonomiką, sukėlė badą ir migraciją. Istorijoje yra atvejų, kai vienas ugnikalnis paveikė milijonus žmonių, gyvenančių už tūkstančių kilometrų. Tačiau ugnikalniai yra ir kūrėjai. Jie formuoja naujas salas, kuria derlingą dirvožemį ir iškelia mineralus iš žemės gelmių. Jie yra nuolatinė planetos dalis, primenanti, kad Žemė yra gyva ir nuolat besikeičianti. Ugnikalniai yra gamtos jėga, kuri gali būti ir pražūtinga, ir kūrybinga. Šiame pasakojime apžvelgsime 10 didžiausių ugnikalnių įsiveržimų žmonijos istorijoje. Nuo senovės civilizacijų žlugimo iki modernių laikų katastrofų. Tai istorijos apie ugnį, pelenus, klimatą ir žmones, kurie gyveno šalia šių milžinų. Tai pasakojimas apie Žemės galią ir jos poveikį mūsų pasauliui. Santorinis, maždaug 16 amžius prieš mūsų erą. Egėjo jūros centre, ten kur šiandien stovi pusmėnulio formos Santorinio sala. Prieš daugiau nei 3500 metų įvyko vienas didžiausių žinomų ugnikalnių įsiveržimų per visą holoceno laikotarpį. Tuo metu sala buvo vientisa, apskrita, o jos viduryje kilo milžiniškas stratovulkanas, kurio aktyvumas kaupėsi šimtmečius. Įsiveržimas buvo toks galingas, kad mokslininkai jį prilygina didžiausiems istoriniams įvykiams, pakeitusiems ištisų regionų raidą. Prieš pat katastrofą salą purtė nuolatiniai žemės drebėjimai. Jie tęsėsi dienas ar net savaitės, rodydami, kad magmos kamera po salą sparčiai plečiasi. Kai įtampa pasiekė ribą, prasidėjo sprogstamoji fazė. Į atmosferą pakilo milžiniški kiekiai pelenų, dujų ir akmenų. Piroklastiniai srautai, sudaryti iš itin karštų dujų ir uolienų fragmentų, judėjo didžiuliu greičiu ir nušlavė visą salos paviršių. Temperatūra šiuose srautuose galėjo viršyti kelis šimtus laipsnių. Todėl išgyventi nebuvo įmanoma. Įsiveržimas tęsėsi keliais etapais. Pirmiausia įvyko galingi sprogimai, išmetę pelenus į didžiulį aukštį. Vėliau sekė kalderos griūtis, kai ištuštėjusi magmos kamera nebegalėjo išlaikyti virš jos esančios uolienų masės. Didžiulė salos dalis nugrimzdo į jūrą, o į susidariusią ertmę įsiveržęs vanduo sukėlė milžiniškus cunamius. Šie cunamiai pasiekė Kretą ir kitas Egėjo jūros salas, o jų aukštis galėjo siekti keliasdešimt metrų. Kreta tuo metu buvo Mino civilizacijos centras. Tai buvo viena pažangiausių kultūrų Europoje, turėjusi išvystytą prekybą, architektūrą ir raštą. Santorinio įsiveržimas smogė jai tiesiogiai. Pelenai užteršė žemę ir vandenį, o cunamiai sunaikino pakrančių miestus ir uostus. Nors Mino civilizacija nežlugo akimirksniu, šis įvykis smarkiai susilpnino jos ekonomiką ir politinę galią. Po kelių dešimtmečių ji nebeatsilaikė prieš iškilusią Mikėnų kultūrą. Santorinio įsiveržimo pėdsakai aptinkami visame rytinėme Viduržemio regione. Pelenų sluoksniai rasti Turkijoje, Egipte ir net tolimuose Levanto vietovėse. Tai leidžia mokslininkams tiksliai datuoti archeologinius radinius ir suprasti, kaip plačiai pasklido šios katastrofos poveikis. Kai kurie tyrimai rodo, kad atmosferoje pasklidę aerozoliai galėjo sukelti trumpalaikį klimato atšalimą, kuris paveikė derlių ir gyventojų migraciją. Šiandien Santorinis yra vienas geriausiai ištirtų vulkaninių kompleksų pasaulyje.
Jo kaldera, užpildyta jūra, yra vienas ryškiausių pavyzdžių, kaip galingas įsiveržimas gali pakeisti kraštovaizdį. Archeologiniai kasinėjimai Akrotirio mieste atskleidė puikiai įsilaikiusius pastatus, gatves ir freskas, kurios buvo palaidotos po pelenais. Tai leidžia pažvelgti į gyvenimą prieš katastrofą ir suprasti, kokio masto tragedija įvyko. Santorinio istorija yra vienas ryškiausių priminimų, kad ugnikalniai gali formuoti ne tik žemę, bet ir civilizacijų likimus. Tai buvo įvykis, kuris pakeitė Egėjo regiono istoriją ir paliko pėdsaką, juntamą iki šių dienų. Vezuvijus, 79 mūsų eros metai. Pietų Italijoje, netoli Neapolio įlankos, stovi vienas garsiausių ugnikalnių pasaulyje. Vezuvijus. Jo įsiveržimas 79 mūsų eros metais tapo vienu geriausiai dokumentuotų senovės laikų gamtos įvykių. Tai buvo katastrofa, kuri akimirksniu sustabdė gyvenimą Pompėjoje, Herkuleniume ir kitose aplinkinėse gyvenvietėse. Šis įsiveržimas yra vienas ryškiausių pavyzdžių, kaip piroklastiniai srautai gali sunaikinti miestus per kelias minutes. Įsiveržimas prasidėjo rugpjūčio 24 rytą. Gyventojai matė kylantį tamsų debesį, kuris greitai išaugo į milžinišką kolonos formos struktūrą. Tai buvo vadinamoji Plinijaus fazė, pavadinta pagal Plinijų jaunesnįjį, kuris savo laiškuose detaliai aprašė šį įvykį. Debesį sudarė pelenai, dujos ir akmenys, kylantis keliasdešimt kilometrų į atmosferą. Pompėjos gatvės greitai pasidengė krintančiais pemzos gabalais, kurie užvertė stogus ir pastatus. Vakare situacija tapo dar pavojingesnė. Įvyko kelios piroklastinių srautų bangos. Tai buvo itin karštų dujų, pelenų ir uolienų mišinys, judantis didžiuliu greičiu nuo ugnikalnio šlaitų. Herkuleiniumas buvo pirmasis miestas, kurį pasiekė šie srautai. Temperatūra galėjo viršyti kelis šimtus laipsnių, todėl žmonės žuvo akimirksniu. Pompėją piroklastiniai srautai pasiekė kiek vėliau, bet jų poveikis buvo toks pat pražūtingas. Miestas buvo palaidotas po storų pelenų ir akmenų sluoksnių. Šio įsiveržimo metu žuvo tūkstančiai žmonių. Tikslaus skaičiaus nėra, tačiau archeologiniai radiniai rodo, kad dauguma aukų buvo užklupti bandydami pabėgti arba ieškodami prieglobsčio namuose. Pelenai ir karštos dujos sustabdė jų gyvenimą taip staiga, kad kai kurie kūnai išliko tokiose pozicijose, kokiose buvo paskutinę akimirką. Tai suteikė mokslininkams unikalią galimybę suprasti kasdienį gyvenimą Romos imperijos laikais. Pompėja ir Herkuleiniumas išliko po pelenais beveik 2000 metų. Tik 18 amžiuje prasidėjo sistemingi kasinėjimai, kurie atskleidė puikiai įsilaikiusius pastatus, freskas, gatves ir net maisto likučius. Tai vienas geriausių senovės miestų išsaugojimo pavyzdžių pasaulyje. Pelenai, kurie sunaikino miestus, kartu juos ir išsaugojo. Vezuvijaus įsiveržimas turėjo didelį poveikį vulkanologijai. Plinijaus jaunesniojo laiškai tapo pirmojų detalių istorinių ugnikalnio įsiveržimo aprašymų. Jo garbei tokio tipo sprogstamieji įsiveržimai vadinami plinijiniais. Šiandien Vezuvijus yra vienas pavojingiausių ugnikalnių Europoje, nes jo papėdėje gyvena šimtai tūkstančių žmonių. Nors jis šiuo metu ramus, mokslininkai nuolat stebi jo aktyvumą. Vezuvijaus istorija yra priminimas, kaip greitai gali pasikeisti gyvenimas aktyvių ugnikalnių regionuose. Tai tragedija, kuri išliko žmonijos atmintyje ir tapo vienu svarbiausių pavyzdžių, kaip gamta gali sustabdyti civilizaciją akimirksniu. Huayna-Pjutina, 1600 metų. Pietų Peru, Andų kalnų regione, stovi ugnikalnis, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo nedidelis ir neįspūdingas. Tačiau 1600 metų vasario mėnesį jis sukėlė vieną didžiausių įsiveržimų Pietų Amerikos istorijoje. Huayna-Pjutinos įsiveržimas buvo toks galingas, kad jo poveikis buvo juntamas ne tik Peru, bet ir visame pasaulyje. Tai buvo katastrofa, kuri pakeitė klimatą, ekonomiką ir žmonių gyvenimus toli už Andų ribų. Įsiveržimas prasidėjo vasario 19 dieną. Pradinė fazė buvo sprogstamoji. Į atmosferą pakilo milžiniški kiekiai pelenų ir dujų. Piroklastiniai srautai nuslinko slėniais ir sunaikino aplinkinės gyvenvietes. Vienas iš labiausiai nukentėjusių miestų buvo Mokegua, esantis už kelių dešimčių kilometrų nuo ugnikalnio. Jį pasiekė karštų dujų ir akmenų srautai, kurie sunaikino didžiąją dalį miesto struktūrų. Pelenų kritimas buvo toks intensyvus,
kad kai kuriuose vietovėse sluoksnis siekė keliasdešimt centimetrų. Upės buvo užtvenktos, žemės ūkio plotai užkloti storų pelenų sluoksniu, o gyvuliai masiškai žuvo. Dėl to kilo badas, kuris tęsėsi mėnesius. Tačiau tikrasis šio įsiveržimo mastas paaiškėjo tik vėliau, kai mokslininkai pradėjo tyrinėti klimato duomenis. Huaina pjutina į atmosferą išmetė didžiulį kiekį sieros dioksido. Šios dujos virto aerozoliais, kurie atspindėjo saulės šviesą ir sukėlė globalų atšalimą. 1601 metų žiema Europoje buvo viena šalčiausių per kelis šimtmečius. Rusijoje prasidėjo didysis badas, kuris nusinešė šimtus tūkstančių gyvybių. Kinijoje ir Japonijoje fiksuoti nederliaus metai. Net Šiaurės Amerikoje buvo pastebėti klimato svyravimai. Šis įsiveržimas yra vienas geriausių pavyzdžių, kaip vulkaninė veikla gali paveikti viso pasaulio klimatą. Nors Huaina pjutina nėra didelis ugnikalnis pagal išvaizdą, jos įsiveržimo gale prilygo didžiausiams istoriniams įvykiams. Tai buvo VE6 lygio įsiveržimas, išmetęs daugiau medžiagos nei daugelis geriau žinomų ugnikalnių. Archeologiniai ir geologiniai tyrimai rodo, kad įsiveržimas tęsėsi kelias savaites. Per tą laiką aplinkiniai regionai patyrė nuolatinį pelenų kritimą, žemės drebėjimus ir nuodingų dujų išsiskyrimą. Daugelis vietovių buvo apleistos, o kai kurios niekada nebuvo visiškai atstatytos. Šiandien Huaina pjutina laikoma vienu pavojingiausių Peru ugnikalnių, nors nuo 1600 metų ji nebuvo įsiveržusi. Huaina pjutinos istorija primena, kad net mažiau žinomi ugnikalniai gali turėti milžinišką poveikį pasauliui. Tai buvo įvykis, kuris pakeitė klimatą, ekonomiką ir žmonių gyvenimus žemynuose, esančiuose už tūkstančių kilometrų nuo Andų. Hekla, 11 amžius ir vėlesni įsiveržimai. Islandijos pietuose stovi ugnikalnis, kuris šimtmečius kėlė pagarbą ir baimę. Hekla, viduramžiais ji buvo vadinama vartais į pragarą, nes jos įsiveržimai buvo dažni, galingi ir nenuspėjami. Pirmasis didelis istorinis įsiveržimas įvyko 11 amžiuje, 1011 metų žiemą. Tai buvo įvykis, kuris pažymėjo Heklos kaip vieno aktyviausių Europos ugnikalnių reputaciją. 1011 metų įsiveržimas buvo sprogstamojo tipo. Į atmosferą pakilo didžiulis kiekis pelenų, kurie pasklido po visą Šiaurės Atlantą. Istoriniai šaltiniai iš Airijos ir Anglijos mini neįprastą tamsą ir raudoną dangų. Tai rodo, kad pelenų debesys pasiekė didelius atstumus. Islandijoje pelenai padengė žemę storų sluoksnių, sunaikino pasėlius ir sukėlė gyvulių kritimą. Šis įsiveržimas turėjo ilgalaikį poveikį vietos ekonomikai ir gyventojams. Hekla išsiskiria tuo, kad jos įsiveržimai kartojosi daug kartų. Po 11 amžiaus sekė įsiveržimai 12, 13 ir 14 amžiuose. Kiekvienas jų turėjo savitų bruožų, tačiau dauguma buvo mišraus tipo, derinantis sprogstamąsias fazes ir lavos tekėjimą. Tai daro Heklą vienu sudėtingiausių vulkaninių sistemų Islandijoje. Ji gali išmesti pelenus į didelį aukštį, o tuo pačiu metu išlieti didelius lavos kiekius. Vienas iš galingiausių Heklos įsiveržimų įvyko 1644 metais. Šis įsiveržimas buvo toks intensyvus, kad pelenai pasiekė net Skandinaviją. Islandijoje žuvo didelis skaičius gyvulių, o žemės ūkis buvo smarkiai paveiktas. Pelenų sluoksniai, susidarę šio įsiveržimo metu, šiandien naudojami kaip svarbūs stratigrafiniai žymekliai, padedantis datuoti archeologinius ir geologinius radinius. Hekla taip pat įsiveržė 1947, 1977 ir 2000 metais. Šie modernūs įsiveržimai buvo mažesni, tačiau jie patvirtino, kad Hekla išlieka aktyvi ir pavojinga. Dėl jos nenuspėjamumo mokslininkai nuolat stebi seisminę veiklą, dujų išsiskyrimą ir žemės deformacijas. Hekla gali pereiti nuo ramybės prie įsiveržimo per labai trumpą laiką, kartais vos per kelias valandas. Šiandien Hekla yra vienas labiausiai tyrinėjamų ugnikalnių Islandijoje. Jos įsiveržimų istorija leidžia suprasti, kaip dažnai ir kaip stipriai gali keistis vulkaninė veikla šiame regione. Heklos pelenų sluoksniai aptinkami visoje Islandijoje ir net už jos ribų. Tai rodo, kad šis ugnikalnis turėjo didelį poveikį ne tik vietos gyventojams, bet ir platesniam Šiaurės Atlanto regionui. Heklos istorija primena, kad ugnikalniai gali būti aktyvūs šimtmečius ir kad jų poveikis gali būti juntamas toli nuo įsiveržimo vietos.
Tai vienas ryškiausių pavyzdžių, kaip gamta gali nuolat formuoti kraštovaizdį ir žmonių gyvenimus. Laki, 1783 metai. Islandijos pietuose, daugiau nei 20 km ilgio vulkaninių plyšių sistema, vadinama Laki, sukėlė vieną didžiausių ir pražūtingiausių įsiveržimų Europoje. 1783 m. birželio mėnesį prasidėjęs įsiveržimas tęsėsi beveik 8 mėnesius. Tai buvo ne vienas sprogimas, o ištisa serija lavos fontanų, dujų išmetimų ir pelenų debesų, kurie pakeitė Islandijos kraštovaizdį ir turėjo didelį poveikį visai Europai. Įsiveržimas prasidėjo birželio 8 dieną. Iš žemės plyšių pradėjo veržtis lavos fontanai, kurių aukštis siekė kelis šimtus metrų. Per kelias savaitės įsiveržė tokie lavos kiekiai, kad susidarė didžiuliai lavos laukai, kurie šiandien užima 100 kvadratinių kilometrų. Tačiau dar pavojingesnės buvo dujos. Laki išmetė milžinišką kiekį sieros dioksido ir kitų nuodingų junginių, kurie nusėdo ant žemės kaip vadinamasis mirties rūkas. Šis rūkas nuslinko per visą Islandiją. Jis nuodijo orą, vandenį ir dirvožemį. Gyvuliai masiškai žuvo, nes žolė buvo padengta rūgštiniais junginiais. Per kelis mėnesius žuvo daugiau nei pusė visų Islandijos galvijų, didelė dalis avių ir arklių. Tai sukėlė didžiulį badą, kuris nusinešė apie 1/5 visų Islandijos gyventojų. Tai buvo viena didžiausių šalies humanitarinių katastrofų. Tačiau Laki poveikis neapsiribojo Islandiją. Sieros dioksidas pakilo į atmosferą ir pasklido po visą šiaurės pusrutulį. Europoje 1783 m. vasara buvo neįprastai karšta ir tvanki. Žmonės Anglijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje pranešė apie tirštą miglą, kuri laikėsi savaites. Ši migla buvo nuodinga, ji sukėlė kvėpavimo sutrikimus, akių dirginimą ir pasėlių žūtį. Kai kuriuose vietovėse mirtingumas padidėjo keliasdešimt procentų. 1784 m. žiema Europoje buvo viena šalčiausių per kelis šimtmečius. Tai buvo tiesioginis Laki įsiveržimo padarinys. Atmosferoje pasklidę aerozoliai atspindėjo saulės šviesą ir sukėlė klimato atšalimą. Derlius žlugo daugelyje regionų. Prancūzijoje nederlius ir maisto trūkumas prisidėjo prie socialinės įtampos, kuri vėliau tapo viena iš priežasčių, vedusių į Prancūzijos revoliuciją. Laki įsiveržimas yra vienas geriausiai dokumentuotų pavyzdžių, kaip vulkaninė veikla gali paveikti klimatą ir visuomenę dideliuose atstumuose. Tai buvo VE6 lygio įsiveržimas, tačiau jo poveikis buvo neįprastai didelis dėl išmestų dujų kiekio. Per 8 mėnesius Laki išmetė daugiau sieros dioksido nei bet kuris kitas žinomas įsiveržimas per pastaruosius kelis šimtmečius. Šiandien Laki yra laikomas vienu pavojingiausių Islandijos vulkaninių kompleksų. Nors jis nebuvo aktyvus nuo 1784 metų, mokslininkai nuolat stebi regioną, nes panašaus masto įsiveržimas šiandien turėtų dar didesnį poveikį. Laki istorija primena, kad vulkanai gali keisti ne tik vietos kraštovaizdį, bet ir viso pasaulio klimatą bei žmonių gyvenimus. Tambora, 1815 metai. Indonezijos Sumbavos saloje stovi ugnikalnis, kurio vardas įrašytas į istoriją kaip didžiausio moderniais laikais užfiksuoto įsiveržimo vieta. Tambora. 1815 m. balandžio mėnesį jis sukėlė katastrofą, kurios poveikis buvo juntamas visame pasaulyje. Tai buvo VE7 lygio įsiveržimas, vienas galingiausių per kelis tūkstančius metų. Jo pasekmės pakeitė klimatą, ekonomiką ir žmonių gyvenimus visuose žemynuose. Įsiveržimas prasidėjo balandžio 5 dieną. Pirmieji sprogimai buvo girdimi už 100 km. Vietos gyventojai manė, kad tai patrankų šūviai, nes garsas priminė karo veiksmus. Tačiau tikrasis įsiveržimo mastas paaiškėjo balandžio 10 dieną, kai Tambora įžengė į savo galingiausią fazę. Sprogimas buvo toks stiprus, kad jį girdėjo net daugiau nei 1000 km atstumu esančios salos. Dangus užtemo, o pelenų debesis pakilo į didžiulį aukštį. Piroklastiniai srautai nuslinko nuo ugnikalnio šlaitų ir sunaikino viską savo kelyje. Karštos dujos ir akmenys judėjo didžiuliu greičiu, o jų temperatūra galėjo viršyti kelis šimtus laipsnių. Aplink Tamborą buvusios karalystės buvo visiškai sunaikintos. Tūkstančiai žmonių žuvo akimirksniu, tačiau dar daugiau aukų buvo vėliau, dėl bado, ligų ir vandens užteršimo.
Skaičiuojama, kad iš viso žuvo daugiau nei 10 000 žmonių. Pelenų kritimas buvo toks intensyvus, kad kai kuriuose vietovėse sluoksnis siekė kelis metrus. Laivai negalėjo plaukti, nes vanduo buvo padengtas storu pelenų sluoksniu. Dienos tapo tamsios, o oras buvo sunkiai kvėpuojamas. Tačiau tikrasis Tamboros poveikis pasireiškė ne tik Indonezijoje. Sieros dioksidas, patekęs į atmosferą, virto aerozoliais, kurie pasklido po visą pasaulį. Tai sukėlė globalų klimato atšalimą. 1816 metai į istoriją įėjo kaip metai be vasaros. Europoje ir Šiaurės Amerikoje birželio ir Liepos mėnesiais snigo. Derlius žlugo, maisto kainos išaugo kelis kartus. Badaujantis žmonės migravo iš kaimų į miestus. Šveicarijoje buvo tiek mažai saulės šviesos, kad menininkai tapė tamsius, oranžinius ir raudonus saulėlydžius, kurie šiandien laikomi vienais ryškiausių to laikotarpio vizualinių liudijimų. Net literatūroje atsirado Tamboros šešėlis. Tais metais, kai dėl blogo oro žmonės negalėjo keliauti, buvo parašytas garsusis Frankenšteinas. Tamboros įsiveržimas yra vienas geriausiai ištirtų pavyzdžių, kaip vulkaninė veikla gali pakeisti pasaulinį klimatą. Jo metu į atmosferą pateko tiek sieros dioksido, kad Žemės paviršius atvėso keliais laipsniais. Tai sukėlė nederlių, badą ir socialinius neramumus daugelyje šalių. Tambora parodė, kad vienas ugnikalnis gali paveikti milijonus žmonių, net jei jie gyvena už 1000 kilometrų. Šiandien Tambora vis dar stovi, tačiau jos viršūnė yra gerokai žemesnė nei prieš įsiveržimą. Didžiulė kaldera, susiformavusi po sprogimo, yra vienas ryškiausių šio įvykio pėdsakų. Mokslininkai nuolat tiria Tamborą, nes jos istorija primena, kad net vienas įsiveržimas gali pakeisti pasaulio klimatą ir žmonijos istoriją. Krakatau, 1883 metai. Indonezijos Sundos sąsiauryje, tarp Javos ir Sumatros salų, stovi ugnikalnių kompleksas, kurio vardas tapo pasaulinės katastrofos simboliu. Krakatau. 1883 m. rugpjūčio mėnesį jis sukėlė vieną galingiausių ir garsiausių įsiveržimų žmonijos istorijoje. Tai buvo įvykis, kurio sprogimas girdėtas už kelių tūkstančių kilometrų, o jo poveikis buvo juntamas visame pasaulyje. Įsiveržimas prasidėjo tų metų gegužės mėnesį, kai Krakatau pradėjo skleisti pelenus ir dūmus. Tačiau tikroji katastrofa įvyko rugpjūčio 27 dieną. Ta rytą įvyko 4 milžiniški sprogimai, kurie buvo tokie galingi, kad jų garsas pasiekė net Australiją ir Indijos vandenyno salas. Tai vienas garsiausių kada nors užfiksuotų natūralių garsų. Sprogimų banga apjuosė Žemę kelis kartus, o atmosferos slėgio pokyčiai buvo užfiksuoti net tolimuose meteorologijos punktuose. Sprogimai sunaikino didžiąją dalį Krakatau salos. Milžiniškos uolienų masės nugrimzdo į jūrą, sukeldamos milžiniškus tsunamius. Šie tsunamiai pasiekė Javos ir Sumatros pakrantės per kelias minutes. Kai kuriuose vietovėse bangų aukštis viršijo keliasdešimt metrų. Jie nušlavė miestus, kaimus ir uostus. Žuvo 10 000 žmonių. Tai buvo viena didžiausių natūralių katastrofų pietryčių Azijoje. Pelenų debesys pakilo į didžiulį aukštį ir pasklido po visą planetą. Dėl jų saulėlydžiai visame pasaulyje tapo neįprastai ryškus ir spalvingi. Menininkai Europoje ir Amerikoje tapė oranžinius ir raudonus dangus, kurie šiandien laikomi vienais ryškiausių Krakatau poveikio liudijimų. Atmosferoje pasklidę aerozoliai sukėlė nedidelį, bet pastebimą klimato atšalimą, kuris tęsėsi kelis mėnesius. Krakatau įsiveržimas buvo VI6 lygio, tačiau jos sprogstamoji galia buvo išskirtinė. Sprogimo energija prilygo kelioms dešimtims milijonų tonų trotilo. Tai buvo įvykis, kuris parodė, kokią jėgą gali turėti sprogstamasis vulkanizmas. Krakatau ne tik sunaikino salą, bet ir sukūrė naują. Po įsiveržimo jūros dugne pradėjo kilti naujas vulkaninis kūnas, kuris šiandien vadinamas Anak Krakatau, tai yra Krakatau vaikas. Šis ugnikalnis vis dar aktyvus ir primena, kad regionas išlieka pavojingas. Krakatau istorija yra vienas ryškiausių pavyzdžių, kaip ugnikalnio įsiveržimas gali paveikti ne tik vietos gyventojus, bet ir visą pasaulį. Tai buvo katastrofa, kuri pakeitė geografiją, klimatą ir žmonių suvokimą apie gamtos jėgą. Krakatau įsiveržimas išliko žmonijos atmintyje kaip vienas galingiausių ir labiausiai sukrečiančių gamtos įvykių. Nova Rupta,
1912 metai. Aliaskos pusiasalyje, Katmajaus nacionalinio parko teritorijoje, stovi ugnikalnių kompleksas, kuris ilgą laiką buvo beveik nežinomas. Tačiau 1912 m. birželio mėnesį čia įvyko didžiausias 20-ojo amžiaus įsiveržimas. Nova Rupta. Tai buvo įvykis, kuris išmetė daugiau medžiagos nei Krakatau ir pakeitė visą regiono kraštovaizdį. Nors pasaulis tuo metu buvo užsiėmęs politinėmis įtampomis ir artėjančių karų, šis įsiveržimas tapo vienu svarbiausių geologinių įvykių modernioje istorijoje. Įsiveržimas prasidėjo birželio 6 dieną. Per kelias valandas į atmosferą pakilo milžiniškas pelenų ir dujų stulpas. Sprogimai buvo tokie galingi, kad pelenai pasiekė net daugiau nei 3 km storio sluoksnį kai kuriuose vietovėse. Pelenai nuslinko per didžiulės teritorijas, o jų kritimas buvo juntamas už 1000 km. Tačiau tikrasis šio įsiveržimo mastas paaiškėjo tik vėliau, kai mokslininkai pradėjo tyrinėti regioną. Vienas iš įspūdingiausių Nova Ruptos įsiveržimo padarinių yra vadinamasis pelenų slėnis. Tai milžiniška teritorija, padengta storų pelenų ir pemzos sluoksniu, kuris susidarė per kelias dienas. Kai kuriuose vietose šis sluoksnis siekia keliasdešimt metrų. Karštos dujos ir pelenai tekėjo slėniais, užpildydami juos iki pat viršaus. Šiandien pelenų slėnis yra vienas unikaliausių vulkaninių kraštovaizdžių pasaulyje. Įdomu tai, kad įsiveržimas įvyko ne pačiame Katmajaus ugnikalnyje, o keli kilometrai į vakarus, naujai susiformavusiame Nova Ruptos krateryje. Katmajaus viršūnė sugriuvo į save, suformuodama didžiulę kalderą. Tai rodo, kad magmos kamera po regionu buvo bendra ir kad įsiveržimas ištuštino didžiulį jos tūrį. Tai vienas geriausių pavyzdžių, kaip vulkaninė sistema gali veikti keliuose taškuose vienu metu. Nova Ruptos įsiveržimas buvo VEI6 lygio. Jis išmetė daugiau medžiagos nei bet kuris kitas 20-ojo amžiaus ugnikalnis. Pelenai pasiekė Kanadą ir Jungtines valstijas. Dėl jų buvo sutrikdyta laivyba ir ryšiai. Tačiau dėl to, kad regionas buvo retai apgyvendintas, žmonių aukų buvo nedaug. Tai vienas iš nedaugelio atvejų, kai tokio masto įsiveržimas nesukėlė didelio žuvusiųjų skaičiaus. Mokslininkai ilgą laiką manė, kad Katmajaus ugnikalnis buvo pagrindinis įsiveržimo šaltinis. Tik vėliau, atlikus detalius tyrimus, paaiškėjo, kad tikrasis epicentras buvo Nova Rupta. Tai pakeitė supratimą apie vulkaninių sistemų veikimą Aliaskoje. Šiandien Nova Rupta ir Katmajaus kaldera yra vieni svarbiausių vulkanologijos tyrimų objektų. Nova Ruptos istorija primena, kad net tokiuose regionuose vykstantys įsiveržimai gali turėti didžiulį poveikį. Tai buvo įvykis, kuris pakeitė kraštovaizdį, sukūrė unikalų geologinį paminklą ir suteikė mokslui vertingų žinių apie vulkanų veiklą. Mount Helens, 1980 metai. Jungtinių valstijų šiaurės vakaruose, Vašingtono valstijoje, stovi ugnikalnis, kuris 1980 m. gegužės mėnesį tapo vienu geriausiai dokumentuotų įsiveržimų modernioje istorijoje. Mount Helens. Tai buvo katastrofa, kuri pakeitė vulkanologijos mokslą, nes pirmą kartą buvo detaliai užfiksuota visa įsiveržimo eiga, nuo pirmųjų požymių iki didžiausio sprogimo. Šis įvykis parodė, kaip greitai gali pasikeisti ugnikalnio elgsena ir kokią jėgą gali turėti šoninis sprogimas. Pirmieji aktyvumo ženklai pasirodė tų metų kovo mėnesį. Ugnikalnį purtė žemės drebėjimai, o viršūnėje atsivėrė naujas fumarolinis plyšys. Per kelias savaitės kalno šlaitas pradėjo deformuotis. Šiaurinėje pusėje susiformavo milžiniška iškyša, vadinama kupolu. Ji augo kelis metrus per dieną. Mokslininkai suprato, kad po paviršiumi kaupėsi didžiulis magmos kiekis. Tačiau niekas negalėjo tiksliai numatyti, kaip ir kada įvyks sprogimas. Gegužės 18 rytą įvyko žemės drebėjimas, kurio stiprumas siekė 5 balus. Šis drebėjimas sukėlė didžiulę šiaurinio šlaito griūtį. Tai buvo viena didžiausių žemės nuošliaužų per visą istoriją. Kai šlaitas sugriuvo, jis atvėrė kelią magmos ir dujų mišiniui, kuris įsiveržė į šoną milžinišką jėgą. Tai buvo šoninis sprogimas, kuris judėjo didžiuliu greičiu ir sunaikino viską kelių dešimčių kilometrų spinduliu. Šoninis sprogimas nušlavė miškus, upes ir kelius. Medžiai buvo nulaužti kaip degtukai. Karštos dujos ir pelenai judėjo tokia jėga, kad kraštovaizdis pasikeitė negrįžtamai. Po šoninio sprogimo sekė vertikalus įsiveržimas,
kuris išmetė pelenus į didžiulį aukštį. Pelenų debesis pasiekė net kitus Jungtinių valstijų regionus. Kai kuriuose vietovėse pelenų sluoksnis siekė kelis centimetrus. Įsiveržimo metu žuvo kelios dešimtys žmonių. Dauguma jų buvo mokslininkai, fotografai ir vietos gyventojai, kurie buvo per arti ugnikalnio. Vienas žymiausių žuvusiųjų buvo vulkanologas Haris Trumanas, kuris atsisakė palikti savo namus prie Spirit ežero. Jo istorija tapo simboliu, primenančiu, kad gamtos jėga gali būti nenuspėjama ir neįveikiama. Mount Helens įsiveržimas buvo VE5 lygio, tačiau jo poveikis buvo išskirtinis dėl šoninio sprogimo. Tai buvo pirmas kartas, kai mokslininkai galėjo detaliai stebėti, kaip deformuojasi ugnikalnio šlaitas ir kaip susidaro pavojinga iškyša. Šie duomenys pakeitė vulkanologijos mokslą. Jie padėjo suprasti, kaip prognozuoti panašius įvykius ir kaip įvertinti riziką. Po įsiveržimo kalno viršūnė sumažėjo keliais šimtais metrų. Susiformavo nauja kaldera ir lavos kupolas, kuris augo dar kelis dešimtmečius. Šiandien Mount Helens yra vienas labiausiai tyrinėjamų ugnikalnių pasaulyje. Jo istorija suteikė mokslui neįkainojamų žinių ir tapo pavyzdžiu, kaip svarbu stebėti aktyvius ugnikalnius. Mount Helens įsiveržimas primena, kad net moderni visuomenė, turinti pažangiausią technologiją, negali visiškai kontroliuoti gamtos. Tai buvo įvykis, kuris pakeitė mokslą, kraštovaizdį ir žmonių supratimą apie vulkanų galią. Pinečibo, 1991 metai. Filipinų Luzono saloje stovi ugnikalnis, kuris ilgą laiką buvo laikomas beveik miegančiu. Pinečibo. Prieš 1991 metus jis nebuvo įsiveržęs kelis šimtus metų, todėl daugelis vietos gyventojų net nežinojo, kad gyvena šalia vieno pavojingiausių ugnikalnių regione. Tačiau tų metų birželio mėnesį Pinečibo sukėlė vieną didžiausių 20-ojo amžiaus įsiveržimų. Tai buvo įvykis, kuris pakeitė klimatą, išgelbėjo tūkstančius gyvybių dėl laiku atliktos evakuacijos ir tapo vienu svarbiausių vulkanologijos mokslo pasiekimų. Pirmieji aktyvumo ženklai pasirodė kovo mėnesį. Ugnikalnį purtė žemės drebėjimai, o iš viršūnės pradėjo kilti garai ir dujos. Mokslininkai iš Filipinų vulkanologijos instituto ir Jungtinių valstijų geologijos tarnybos pradėjo intensyvius tyrimus. Jie įrengė seismometrus, dujų matuoklius ir kitą įrangą. Per kelias savaitės tapo aišku, kad po ugnikalniu kyla didžiulis magmos kiekis. Tai buvo vienas geriausiai prognozuotų įsiveržimų istorijoje. Birželio 15 dieną Pinečibo įžengė į savo galingiausią fazę. Į atmosferą pakilo milžiniškas pelenų ir dujų stulpas, kurio aukštis siekė keliasdešimt kilometrų. Tai buvo VE6 lygio įsiveržimas, vienas didžiausių per visą 20 amžių. Pelenai pasklido po visą regioną. Kai kuriuose vietovėse sluoksnis siekė keliasdešimt centimetrų. Stogai griuvo nuo svorio, keliai tapo nepravažiuojami, o oras buvo sunkiai kvėpuojamas. Vienas iš svarbiausių šio įsiveržimo bruožų buvo tai, kad tuo pačiu metu Filipinus pasiekė taifūnas. Tai sukėlė vadinamąjį pelenų lietų. Šlapias pelenų ir vandens mišinys tapo sunkus ir lipnus. Jis griovė pastatus, užkimšo upes ir sukėlė nuošliaužas. Dėl šio derinio žuvo daug žmonių ir buvo padaryta didžiulė žala infrastruktūrai. Tačiau nepaisant katastrofos masto, Pinečibo įsiveržimas yra vienas sėkmingiausių pavyzdžių, kaip mokslas gali išgelbėti gyvybes. Dėl laiku atliktų evakuacijų buvo išgelbėta dešimtys tūkstančių žmonių. Tai vienas retų atvejų, kai tokio masto įsiveržimas nesukėlė milžiniško žuvusiųjų skaičiaus. Tai buvo vulkanologijos triumfas. Pinečibo poveikis buvo juntamas visame pasaulyje. Į atmosferą patekęs sieros dioksidas virto aerozoliais, kurie atspindėjo saulės šviesą. Per kelis metus Žemės paviršius atvėso maždaug 0,5 laipsnio. Tai sukėlė klimato svyravimus, kurie buvo juntami daugelyje regionų. Tai vienas geriausiai dokumentuotų pavyzdžių, kaip vulkanai gali paveikti globalų klimatą. Po įsiveržimo Pinečibo viršūnė sumažėjo keliais šimtais metrų. Susiformavo didžiulė kaldera, kuri šiandien užpildyta ežerų. Regionas vis dar patiria nuošliaužas ir purvo srautus, nes pelenai ir vulkaninės nuosėdos lengvai juda per liūtis. Mokslininkai nuolat stebi ugnikalnį, nes jo istorija primena, kad net ilgai tylėję vulkanai gali sukelti milžiniškas katastrofas. Pinečibo įsiveržimas yra vienas ryškiausių pavyzdžių, kaip mokslas,
Technologijos ir tarptautinis bendradarbiavimas gali sumažinti gamtos katastrofų poveikį. Tai buvo įvykis, kuris pakeitė klimatą, išgelbėjo tūkstančius gyvybių ir suteikė mokslui neįkainojamų žinių apie vulkanų elgseną. Tai buvo pasakojimas apie 10 didžiausių ugnikalnių įsiveržimų žmonijos istorijoje. Nuo senovės civilizacijų žlugimo iki modernių laikų katastrofų. Šie įvykiai primena, kad Žemė yra gyva ir nuolat besikeičianti. Ugnikalniai formuoja kraštovaizdį, kuria naujas salas, bet tuo pačiu gali sunaikinti miestus, pakeisti klimatą ir paveikti milijonus žmonių. Tai gamtos jėga, kurios negalime sustabdyti, tačiau galime ją suprasti ir iš jos mokytis. Ačiū, kad buvote kartu šiame pasakojime. Ačiū, kad klausėte, domėjotės ir keliavote per istoriją nuo seniausių laikų iki šių dienų. Jei jums patiko šis turinys, paspauskite patinka. Prenumeruokite kanalą, kad nepraleistumėte naujų dokumentinių pasakojimų. Parašykite komentarą, kuris iš šių įsiveržimų jūs labiausiai nustebino. Jūsų įsitraukimas padeda kurti dar daugiau turinio, kuris įkvepia ir praplečia akiratį. Iki kitų pasakojimų.